Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Liudijimas. Bet tramdau savo kūną ir darau klusniu, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Pirmas laiškas Korintiečiams, 9 skyrius, 27 eilutė. Šiandien Dievas kviečia būti jo liudytojais pasaulyje, taip, kaip jis kvietė Danielių liudyti apie jį Babilone. Jis trokšta, kad tiek nereikšmingose, tiek ir svarbiausiose gyvenimo reikaluose mes atskleistume žmonėms jo karalystės principus. Daugelis laukia, kada jiems bus suteikta galimybė atlikti kokį didelį darbą, tačiau kasdien praleidžia galimybės atskleisti ištikimybę Dievui. Jie nesugeba kiekvieną dieną visa širdimi atlikti mažų gyvenimo teikiamų pareigų. Kiekvieno tikro krikščionio gyvenime nėra nesvarbių darbų. Visagalio akyse kiekviena pareiga yra svarbi. Viešpats tiksliai įvertina kiekvieną tarnavimo galimybę. Bus įvertinti ne tik naudojami sugebėjimai, bet ir tie, kurie liko nepanaudoti. Mes būsime teisiami pagal tai, ką turėjome atlikti, bet nepadarėme, nes nenaudojame savo sugebėjimų Dievo šloviai. Kilnus charakteris neatsiranda atsitiktinai. Jis nepriklauso nuo ypatingo apvaizdos malonių ar dovanų. Toks charakteris susiformuoja dėka saviauklos, žemesnės prigimties pavedimo aukštesnį galiai, savęs atidavimo tarnavimo Dievui ir žmonėms. Kūnas yra svarbiausias tarpininkas, per kurį charakterio formavimu yra vystomas protas ir siela. Todėl sielų priešas ir naudoja savo gundymus, kad pažemintų ir susilpnintų fizinės jėgas. Kūnas turėtų būti valdomas aukštesnių žmogaus jėgų. Aistros turėtų būti valdomos valios, kuris savo ruožtu turėtų būti pavesta Dievui. Karališkas sugebėjimas mąstyti, pašventintas dievišką malonę, turėtų dominuoti gyvenime. Nuo nekintančių įstatymų priklauso mūsų intelektas, fizinė ištvermė ir gyvenimo ilgumas. Per paklusnumą šiems įstatymams žmogus gali nugalėti save, savo polinkius. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Laiško Efeziečiams 6 skyrius 12 eilutė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.